Avinėlis pasipurtė, pribirėjo dovanų. Juk dabar Baltikum skaitmeninė TV ir spartusis internetas tik 14,50 €. Baltikum, kai reikia dovanų. Triukšmingai, su dainomis ir šokiais, sočiais valgiais, Kėdainiškiai visą savaitgalį varė žiemą iš kiemų, šventei vadovavo linksmi persirengėliai. Nu ką jau čia tamstytė kitokios tas užgavėnės, nu koks čia dabar skirtums, koks tas amžius. Taigi vis tiek, žinok, tamsta į ubagų, į žydėlių, į ten tų visokių persirengėlių, gitanais laikais buvo, į tais laikais, į dabar yra, ne? Į dabar yra. Tos pačius blynus kepim anais laikais, į dabar kepam tos pačius blynus. Ką dabar šiandien mes duosim žydelį? Duokim kokios košės arba šiupenį. Da šiupenį pavaišinsim visi. Blynų, nepamiršk blynų. O kodėl blynų? Nu tai saulutis, laukiam pavasarį, tamstytė blinsi, ką panašu. Blynai apvalus turi būti. Į baronkada turi būti apvali. Nes per užgavinį svarbiausia reikia išeiti iš namų, nesėdėti namuose. Kuo daugiau aplankysis vietą, tuo turtingesni metai bus. O jau kaip ateisi, tik kai gastenčiaus neparsinešė. Tai va. Įda šaukti garsiai reikia, kad žiemą išbaidyti. Taip. Nu kiek galima, taigi už tą būtą taip brangiai reikia mokėti. Lekarstvom nilyta nebelieka. Tai žinokit, jau žiemą, tai šiandien mes Tai laužas turi būti, bet tai jau dūmai gerklą graužė. Bareik tą mergicą sudegit, nu. O žydelė už dyką, jinai užgavėnės, ką pirksit, ką parduosit, ką mainysit? Aš ponį pardavinėsiu baronkas. Po 1 eurų, buvo po lito, o dabar po eurų. Na, svietą nugyvenau, nu nemačiau, kad žydelis ką uždykot nuo to. Nu, neduos, aišku, da taip nerbuvė, nebus nigdė. Matai, panelė, turiu 16 vaikų, galvoju, gal kokį eurūką, nu nieko vaikam pasmožė tam pietų. Nu, nabagai, galvoju, tie mano vaikiukai. Tų pačių blynų nėrunko kepti, reikia patėpti. Čia per tą užsigavėjimą katrų ir atrasim. Bet šiemet ir žiemos nebuvo, ir dabar imti išvaryti. Nu, tamsta. Kaip kam buvo, kai kam nebuvo. Kam širdį žiemų visą laiką. Kam buvo, o kam ne. Mums tai buvo, ne? Jau kaip panelą tokia, supranti, su kailiniais, tai gal žiemos nebuvo. Nepajuta, ji nepajuta. Aha, o kai čia... O kai mano perpučiama jie vėjų našutkėlą, tai... Skrandu, kokį suplyšus, tai da į kokį buvo tą žiemą. O kaip to kanapinio ir lašininio kova, ar vyks? Nu va čia va jau, žinokit, ta kova vyks, ale jau katras laimės, tai negalim pasakyti, žinokit. Jau kaip tai būna, taip tai tas lašininis laimė, taip tai tas kanapinis laimė. Čia negali numeruoti vaikėlį, čia reikia žiūrėti ir daboti. Aš sakau, gal kai ta žiema šiemet nebaisiai buvo, gal tas lašininis netoks įsipūtis. Nu, pagal visų rozų, tai turėtų laimėti kanapinis. Tai matyt. Taip, jau čia kaip poni pasakys, aš čia nieko negaliu pasakyti. Aš tik, kas man brangiau moka, tam į parduodu, man tas pats. Ai, tai rūpo žem. Užgavėnės šventė, kuri buvo gyva ir iki krikščionybės. Keitėsi personažai, formos, užgavėnių šventės sakralumas pamažu nunyko ir užgavėnės tapo pasaulietinė žaisminga švente. Lietuviai tokia tauta esam, kur dar galime šiandieną didžiuotis, kad iš tikrųjų iki šių dienų esame išlaikę be galo daug tradicijų, kurios jau ant nykimo ribos mes stengiamės vėl prikelti tas tradicijas. Tai vat viena iš tokių artėjančių ne švenčių, o šventinių dienų, tai yra užgavėnės,
kurios buvo pradėtos taip stipriau švęsti nuo sekmadienio, pirmadienį ir antrąjį, kai užbaigimo diena. Ir ta pati diena įspūdinga yra tuo, kad, tai galima sakyti, toks kaip slengstis, atsisveikinant su žiema ir pereinant į pavasarį. Ir jeigu pagrinde kitose šventėse būna labai daug įvairiausių apeigų, tradicijų, tai štai šitos dienos, sakyčiau, dienų laikotarpyje yra visa eilė išlikusių įvairiausių tradicijų. Ir tas tradicijas, kai kurias mes dabar atgaiviname ir vykdome, kai kurios jau yra primirštos arba darome ir nebežinome, kodėl tai daroma. Bet iš tikrųjų tiek visose šventėse, tiek šitoje dienoje lietuviai stengiasi įspėti, prisišaukti gerą, gražų pavasarį, vasarą ir visų pirma, kad užderėtų geras derlius. Tai visos apeigos buvo pagrindė susijusios su tuo. O mes, kaip vis tiek esam žemdirbiškosios kultūros puoselėtojai ir mums tikrai visiems labai svarbu ir jau tikrai bandom net iš anksto ir šiomis dienomis spėti, kokie tie orai ir kas mūsų laukia. Buvo sakoma, koks užgavėnių diena oras, toks bus oras ir vasara. Jei tądien sninga, tą metą bitės daug medaus prineša. Užgavėnių dieną paimama linų pluošto sauja ir sukama į siūlą. Kuo ilgesnis ištęsiamas siūlas, tuo ilgesni ateinančią vasarą linai užaugsia. Jei užgavėnių dieną besivažinėjant iš rogių išvirsta mergina, ji tą metą ištekės. Jei vaikinas, jis tą metą iš savo šeimos išsiskirs. Jei tą dieną be sniego, plika, tą metą bus reti, prasti rugiai ir žieminiai kviečiai, pūrai. Jei užgavėnės mėnesio pabaigoje, tą metą bus geras javų derlius. Per užgavėnės ūkininkai eina į savo sodą, barsto žirnius, kad tą metą daug obuolių jiems užaugtų. Jei tą dieną saulėta, bus gražus, šiltas, sausas pavasaris. Jei rytas, skaisti saulė teka, bus ankstyvas pavasaris. Jei užgavėnių dieną linksmai praleisi, daug kartų sočiai valgysi mėsos, blynų, tai visus metus gerai valgysi. Tai štai jau užgavėnių dienoje nuo pat ryto ir dairomasi, koks tas oras. Ir jeigu sausas, tai buvo tikima, kad laukia sausas pavasaris, sausa vasara. Ir jeigu saulėta diena, tai lietuviai, kadangi mes labai daug auginome linų, tai ir buvo labai tai svarbu ir tai sakydavo, kad užderės gerai linai. Ir čia vėl, jeigu pirmoji dienos pusė saulėta labiau, tai reikia sėti daugiau ankstyvų linų, o jeigu jau po pietų saulutė išlenda, tai reiškia vėlyvųjų linų daugiau sėti. O pagaliau, jeigu visa diena apniukusi būdavo, tai tiesiog stengdavosi mažiau tais metais sėti linų, nes buvo manoma ir iš tikrųjų pasiteisindavo tas. Būdavo labai prastas derlius, prastas pavasaris, prasta vasara, lietingas laikotarpis. O visos kitos apeigos vėl buvo dėl to, kad suskatinti tą derliaus augimą, apsaugoti jį nuo visų bėdų. Ir čia todėl išlikusios tos tradicijos, tiek ir ypatingai mūsų Kėdainių krašte, kad jau užgavėnio dienoje būtinai reikėdavo pasivėžyti. Ir buvo sakoma, kuo toliau nuvažiuosi, kuo didesnį atstumą nukeliausi, tuo tu linus pratemsi ilgesnius, tuo bus geresnis derlius. O jeigu jau neišeidavo su pabalnotais arkliais kažkur toliau išvažiuoti, tai bent jau stengdavosi pėstute kažkur tai pas kaimyną ar pas kaimynę nueiti ir tai jau tikėdavo, kad kažkaip tai prisidės prie to, kad tas derlius bus geresnis. Taip pat, aišku, labai buvo svarbu, kad nebūtų sausros vasara. Ir vėl čia mes matome, kad užgavėnėse stengdavosi laistytis vandeniu. Ir laistydavosi vien dėl to, kad būtų to lietaus ir kad būtų geras derlius. Ir vėl čia, pavyzdžiui, Surviliškio apylinkėje buvo net tokia įdomi tradicija, kad būdavo pakinkomi žirgai ir būtent į vežimą ar į roges, jeigu tikrai to sniego daug būdavo, didžiulį kubilą ritendavo ir ten prisodindavo pulką vaikų, kurie rėkdavo, dūsdavo kaip bitės ir būdavo važiuojant pro kaimą patį, dar seniai žmonės pasakodavo, kad rėkdavo tie vaikai bzz ir ant jų stengdavosi išėję iš trobos užlieti vandens. Jis vėl buvo tikima, jeigu pataikysi, kuo daugiau to vandens užliesi, tuo geresnis
derlius tavo ūkėje užderės. Tai va tos tradicijos jos, kaip ir matyt pateisino tą priemonę, ir taip pat dar vėl stengdavosi vėl kažką tai daryti tokio, kad tie linai užaugtų ilgesni. Tai todėl būtinai reikėdavo per užgavėnes pasisupti. Ir vėl buvo sakoma, kuo aukščiau užsisupsi, tuo tavo linai ilgesni užaugs, tuo rugeliai bus viešesni, tokie būdavo posakiai. Ir aišku, šita tradicija jau kaip ir prinykusi, bet dar ypatingai kaimuose yra sąlygos didesnė ta tokia aplinka, kur galima pasivažinėti, dar važinėja, prisiminė ir kultūros darbuotojai atgaivina po truputėlį tą tradiciją. Ir aišku, važinėdavo, tai arba vaikščiodavo persirengėliai, kurie mūsų krašte buvo taip pat būdingi ir štai tie persirengėliai, jie taip pat buvo ne veltui vaikščiama, nes vėl per tiek didžiąsias šventės, tiek šioje dienoje buvo tai tikima, kad tarsi iš ano pasaulio ateina kažkokios tai būtybės, mitinės būtybės, kur nuo jų taip pat malonės jų priklauso, koks tas derlius bus. Todėl būtinai tas visas būtybės reikėdavo priimti gražiai, kada aplankydavo, negalima jokių būdų jų išvyti, būtinai reikėdavo neužpykti, jeigu jie prikviečia kažkokių tai paukštų, ar ten kokį vandenį palieja, ar puodą kokį sudaužo, nes jeigu užpyksi, tai vėl gali tos mitybės atsisukti, reiškia, ir kažkokį tai blogį tau atsiųsti, ypatingai tavo derliui, tavo sveikatai, tavo šeimai, tavo ūkiui. Tavo žmonės žinodami, aišku, bijojo ir to nedarė. Ir aišku, būtina pavaišinti būdą. Pavaišinti dėl to, kad įsiteikti jiem, kad laimėti tikrai tą gerbuvį būsimą kitų metų. O tos mitinės būtybės vėl jos įvairiausios. Pagrindiniai užgavėnių veikėjai - seniausiai gervė, ožys, meška, velnias, vėlesni žydai, vengrai daktarai, giltinė, čigonai, vestuvininkai, kareiviai. Žydų kompanijai vadovavo užgavėnių vadas, persirengėlių grupėje buvo rinkikas, kuris vadintas kiaušianešiu, ir muzikantai - vienas arba du. Panašiai buvo ir mūsų rajone. Kėdainių krašte jų buvo gana įvairiausių ir net kaimuose skyrėsi tos persirengėlių grupės, kurios vaikščiodavo. Ir štai reikėtų gal įskirti tai, kad Krakių, Surviliškio apylinkėse buvo labai populiaru persirengti žydais. Ir aišku, tie žydai paskui save veda ten ir arklį kokį, tai ir ožką parduoti, ir dar kažkokių tai personažų su savim vedasi. Štai apie josvainius buvo labai populiaru ubagais persirengti. Ir tie ubagai arba vestuvės keldavo, arba net laidotuvės imituodavo. Pagirių kaime man teko užrašyti pasakojimus vyrų, kad persirengdavo čia jau garniais. Ir tie garniai ateidavo į namus, pasižiūrėdavo, kur tų mergelių yra, apsidairydavo, gal čia kur nuotaka yra. Ir aplamai, ir mūsų krašte tas toksai senbernystės, senmergystės, tas toks požiūris per užgavėnes. Ir tuos personažus, žiūrėdavo taip su pasijuokimu, bet kartu tas pasijuokimas, jis turėjo tam tikrą prasme. Nes vėl buvo manoma, kad būtent tie užsisėdėję senberniai, senmergės, dar kitur bergždienytės vadinamos, bergždienikės, kad jos taip pat gali pakenkti derliui. Jų nevaisingumas. Todėl, užgavėnių dienoje, kadangi čia galima ir kvailioti, ir viso ko daryti, tai štai ypatingai mūsų Kėdainių krašte gana ilgai išlikusios yra tradicijos, kad išjuokti tuos senbernius ir senmergės. Tai štai senom panom būdavo prie durų pastatoma didžiulė kaladė. Ir jau jie tokia didelė statydavo, kad vėl be pagalbos, be įsipirkimo jos nenuvilks, o kaip išeis į lauką. Ypatingai, sakyčiau, nedžiaurokai buvo baudžiami, pajuokiami senberniai, kurie pažadėdavo vesti ir tais metais, neištesėdavo to pažado. Tai jiem būdavo net pririšama su virve per liemenį didžiulė tokia su jėga ta kaladė ir kiti kaimo bernai, pamušant botagais per šlaunis, per užpakalį, liepdavo per visą net kaimą tą kaladę vilkti. Ir aišku vėl, kad tos kaladės nevilkti, reikėdavo atsipirkti, pavaišinti visus. Tokiu būdu galima iš šitos egzekucijos būdavo įsivaduoti. Tai tokie
pajokimai, tokia apeiga, jinai vėl primindavo, kad tu žmogaus suskupk, galbūt ir neiškrisk iš to gyvenimo ritmo, nes tai gyvenimo ritmas tai susideda, kaip ir tas ratas sukasi gamtoje, pasėjamas grūdas, jis auga, jis pražysta, užauga, duoda derlių, taip ir žmogaus gyvenime, kad užaugai, kad tu turi šeimą sukurti, kad tu turi palikuonį palikti, tas užgavėnėse irgi per tą apeigą labai stipriai jautėsi. Na ir grįžtant truputėlį vėl prie personažų, persirengėlių, tai norėjau dar paminėti tai, kad būtinai tie persirengėliai, ar jie dažniausiai, jeigu važiuodavo, ar eidavo, paskui save vilkdavosi pamėklę. Ir ta pamėklė visoje Lietuvoje, dabar visur sakoma, morė, bet vėl mes vėl už tą, kad išsilaikytų tą tradiciją, ir aš apie tai daug kalbu ir žiūriu, tikrai kultūros darbuotojai tai atkreipė dėmesį, nes mūsų Kėdainių krašte buvo vadinama čiūčela. Čiūčela dar kai kuriuose kaimuose ragana arba tiesiog boba, tai moteriškas pavydalas tai būdavo aprengiama, ir jinai taip pat visur tampoma, o jau vakarop, dažniausiai kur nors galulaukė, kaimo gale, užkariamas didžiulis laužas ir jau ta čiūčela sudeginama ir tai vėl toks, kaip perėjimas, tos ugnies apsivalymas, kad sudeginami žiemos vargai ir jau bus laukiamas pavasaris. Dar buvo kaimų tokių, kaip man teko žašyti Gudžiūnų kaime, kad ten nesudegindavo tą čiūčelą, o būtent ją skandindavo arba tiesiog net kažkur ją pakavodavo. Tai čia net sakau, kaip kiekvienas kaimas turėjo savas tradicijas. Etnologai nesutarė, kiek blynai svarbus per užgavėnes, tačiau jie kituose šalies regionuose, ypač miestuose, tapo kone pagrindiniu šventės simboliu. Aišku viena, kad jų forma stebuklingas ratas, saulės simbolis, taip pat siejami su vaišėmis protėvių vėlėms, o jų personifikacija buvo laikomi ir tie visais laikais populiarūs persirengėliai. Užgavėnių vakarienė, kaip ir kūčios, kadaise buvo ritualinė, į ją kviesdavo ir protėvių vėles. Šio paskutinio valgymo simboliškai užbaigiančio žiemos metą, prieš sutinkant pavasarį likučiai, manyta turėjo magiškos galios ir saugo žmogų ir jo aplinką nuo blogio. Dar reikėtų paminėti, kad jau užgavėnėse vėl buvo būdingas sotus valgymas. Ir jeigu jau dar anksčiau pradėdavo švęst nuo sekmadienių, tai sekmadienį 3 kartus mėsiškai riebiai reikėdavo pavalgyti, sočiai. Pirmadienį čia vėl įvairiai vienuose kaimuose sako 6 kartus, kitur 7, jau antradienis, pati paskutinioji diena, tai vėl vienur 9, kitur 12 kartų sočiai riebiai. Aišku, vėl dabar priprasta tokia per visą Lietuvą nuvilnijusi tradicija, kad blynus reikia kepti. Mūsų krašte taip pat buvo tie blynai kepami įvairiausi, bet jau būtinai su riebiais padažais, su spirgučiais, su spirgintais lašinukais, bet tai neakcentuojama, kad pagrindė tie blynai. Pagrindė kažkokios tai dešros virtos, kažkokia mėsa troškinta su kopūstais, tai kad būtų riebus sotų. Ir vėl tai daroma buvo dėl to, kad norėdavo savo užsitikrinti, kad būtų soti vasara, kad būtų sotus metai, kad užderėtų geras derlius. Kad iš tikrųjų žmonės gyventų sotus, jeigu sotus, tai aišku ir ta laimės viena tokia kaip ir dalis. Ir užgavėnių pabaigoje, aišku, būtinai būdavo daromi kaimuose vakarėliai. Toks kaip pagrindinis, jau paskutinis akcentas, kuris įlinksmindavo, prisišokdavo, dar kai kur ateidavo tos kaukės, tie persirengėliai, dar darydavo įvairiausias išdaigas. Ir jau 12 valandą, kaip pasakoja mūsų senoliai, viskas baigėsi, visos linksmybės, grįžta namo. Ir dar grįžę būtinai vakarienę valgo, kuri tradiciškai vėl būdavo tai, kad sakydavo, kad virdavo lakštinius užbalintus pienu. Lakštiniai tai makaronai rankų darbom padaryti. Ir visos linksmybės pasibaigia, yra jau trečiadienis, prasideda gavėnė, prasideda pelenų diena, ir prasideda didžioji rimtis. O trečiadienis – pelenų diena, tai gavėnios pradžia. Ši diena pažymėta ypatingos atgailos dvasia, kai išreiškiamas asmeninis žmogaus troškimas atsiversti ir sugrįžti pas Dievą. Pelenų diena, kai gavėnios pradžia, pirmą kartą paminėta 6 amžiuje, o nuo 7 amžiaus Romoje vyksta popiežiaus vadovaujama pelenų dienos procesija. Pelenų simbolika plati.
Pelenai dažniausiai siejami su dulkėmis ir reiškia žmogaus nuodėmę, įtrapumą. Jau Senajame testamente sutinkame daug užuominų apie pasibarstymą pelenais arba dulkėmis, kaip atgailos ir gedulo išraiška. Pirmųjų amžių krikščionys perėmė šią praktiką. Sekant dar šią iš 12 amžiaus ateinančią tradiciją, pelenai paruošiami deginant praėjusių metų pašventintas verbų šakeles. Pelenų palaiminimas ir barstymas vyksta šventųjų mišių metu po homilijos. Mišių dalyviams kunigas užberia ant galvos žiupsnelį pelenų arba ant kaktos pelenais daro kryžiaus ženklą, pasirinktinai sakydamas šiuos šventojo rašto žodžius: atsiverskite ir tikėkite Evangeliją, arba atmink žmogau, jog dulkė esi ir dulkėmis virsi. Tai yra 7 savaitės pasiruošimo prieš didžiasias Kristaus prisikėlimo šventes Velykas. Tai pelenų diena išpuola visą laiką trečiadienį, užgavėnės visą laiką antradienį, kad kiekvienas susigavėtume, nes tos laukia susikaupimo, rimties savaitės. Pelenų diena kiekvienam žmogui primena, kad žmogus dulkė buvo ir dulkė pavers. Ta diena barstomi ir šventinami pelenai žmonėms ant galvų, primenant apie jo būtį. Pelenų dieną visus kviečiame, aišku, dalyvauti šventose mišiose, pasibarstyti pelenais ir pasimti pelenų, parnešti ir tiems žmonėms, kurie negali pakilti nuo lovos, kurie serga. Aišku, ir laukia tokios savaitės rimties, susikaupimo, pasniko dienos. Ypatingai yra penktadieniai, kviečiami žmonės susilaikyti nuo mėsiškų valgių, pasnikauti. O ką žadėjome nusipirkti, ar tai mėsa, ar tai saldainiai, ką labiausiai mėgstam, tuos pinigus kviečiame aukoti kažkam, kurie gyvena nepritekliuje. Nebūtinai čia ar prie sėdinčių prie bažnyčios, ar prie parduotuvių, bet mes labai gerai žinom, kaip gyvena mūsų kaimynai, ar pritekliui, ar nepritekliui. Kviečiame juos paremti. Aišku, gavėnios metu kviečiame pažvelgti į savo vidų, susimastyti, nes be šventų Velykų mūsų tikėjimas būtų nulis. Nes vis tiek prisikėlimo šventė yra katalikų pati pagrindinė šventė. Kalėdos yra ta šventė kaip istorinis asmuo gimė, o Velykos jau yra mūsų tikėjimo pagrindas. Pasnikas. Dažnai labai kažkaip mes jį lyg ir supaprastinam. Valgyti žuvies, nevalgyti mėsos. Kaip yra iš tikrųjų, kas yra tas pasnikas? Bažnyčios kanonai dar įdomiau sako, kad vaikai iki 7 metų, pensininkai nuo 65 metų yra atleidžiami, bet paprasčiausiai žmogus pagal save turėtų atsisakyti to, ką jis labiausiai mėgsta. Mes, aišku, pripratę prie mėsiškų valgių, kaip anksčiau buvo tarybiniais laikais žuvies diena ar dar kokia diena, tai mes daugiau akcentuojame į mėsą. Bet pasnikas yra tokia diena, kad atsisakytum to, ko labiausiai tu mėgsti. Nebūtinai čia mėsos, nebūtinai žuvies, bet yra ir saldumynai, yra ir kompiuteris, yra ir kitos pramogos, kur mes labiausiai kažką tai mėgstame. Tai reikėtų gavėnios metu to atsisakyti. Vengti. Kalbam apie aukojimą. Ar jau ta tradicija įsigalėjo tarp lietuvių, kad reikia paaukoti mažiau turintiems, vargstantiems? Be abejo taip, tikrai taip. Nes pamatome, kaip būna televizijos įvairių konkursai, ne konkursai, bet tai akcijos ir žmonės remia. Aš manau, kad ir žmogus gyvenantis bute, laiptinėje, mato savo kaimynus, kuriems trūksta kažko ir jie pilną teisę turėtų paaukoti jiems kažką. Tai. Mes tikrai nesame kiti tokie skurdžiai, kad negalėtume to padaryti, nes daug ką ir išmetame. Ir nebūtinai tai maistas, ir rūbai yra, ir baldai, kurie nereikalingi. Kažkam tai reikia, nes ir laikraščiuose paskaitom, kažkas prašo padovanoti kažko. Tai yra suteikiama žmogui galimybė tą padaryti. Ir aišku, ką patys nesuvalgome, ko patys galime kažkiek skirti, tai reikia tą atidėti. Ir atidėti ne taip, kad man atliko, bet kad tikrai su sąžine, su tokiu džiaugsmu galėčiau padėti kažkam kitam.
interneto kabelio. Už visus. Kur nepasiekia laidas, pasieks belaidis Baltikum internetas. Biure ar namuose, užmiestyje ar dar toliau. Baltikum belaidis internetas. Neribotas ir stabilus. Tavo gyvenvietėje.